Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje. Tai Markai, po 10 metų pasiektas Eurobasketo ketvirtfinalis, išmesti šeimininkai, tokia paties emocija po tokių rungtynių. Tai ėjom laimėti rungtynės ir mums tai pavyko, buvo geras paruoštas planas, vyrai gerai kovojo, susitvarkėm su emocijom, nesivėlėm jų žaidimą, tai ką norėjom pasiekti, tą pasiekėm. Vėličkai internetai pramintas Bolt Mamba, savo žaidimu, kokiu epitetu iš tavo galite būtų iškirsti? Baltas šokoladas gal irgi tiktų į tą pusę. Aišku, džiaugiuosi labai už Arną, kad su tokia galimybė ir pasinaudojo, tikrai šiandien įspūdingai atrodė ir tikiuosi tai nebus tik vienų rungtynių sprogimas. Ne vieną kartą mačiau, kai Jonas Valančiūnas jums po keitimo grįžus apsikabindavo ir kažką pasakydavo, ten pagirimus kažkokius sakė. Tai patarimai, ką galima geriau daryti, pagirimai, jis tikrai labai aktyviai palaikomas visus ant suolo, yra veteranas ir labai rimtas balsas mums. Markai, kokie buvo pagrindiniai raktai pergalė, kaip sugebėjot Latvijos? Tai nesivėlėm jų tą greitą žaidimą, komanda tikrai labai daug metą tritaškių, tiksliai dabar negaliu pasakyti, kiek jų išmetė, bet man atrodo gal šiek tiek mažiau nei bent jau per tas rungtynes, kai žaidėm draugiškus, atsitvėrėm mūsų viską keičiam gynimą, juos išmušė iš vėžių ir manau užpildėm gerai, puolėme savo aspektus bei kontroliavom visada rungtynes. Nemažai techninių, sportinių, akcentavot nesivelti kaip provokacijas, kai turėjo žengti pranašumą? Tai aišku, bet vis tiek žaidžiam prieš Latvijos, emocingos rungtynės, pilna salė, supranti, kad reikia išlikti su šaltu protu, bet visko būna vis tiek, sportas, emocija, žaidė už savo šalį. Deivido buvo turbūt geriausias rungtynės šiame čempionate, kaip komandoje palaikėte jo emocinę būseną, kad neprastų, sakykime, pasitikėjimą ir panašiai. Jokio papildomo palaikymo nėra, čia buvo tik laiko klausimas, kada Deivis iššaus. Stiprus psichologiškai vyrukas, kas iš to, kad keli metimai nepakrito anksčiau, čia tik buvo laiko klausimas, kada jis sužais. Po 5 minučių pražangos prisėtus, kiek buvo sunku nusėdėti ir stebėtis kaip šauna? Aišku, norėtųsi būti aikštelė, bet žinau, kad Tadas ar Ąžuolas tuo metu buvo aikštelė, tikrai gali susitvarkyti ir nebuvo didelio rūpesčio dėl to. Auto ilgalaikė. Auto trumpalaikė. Auto verslo nuoma. Admita. Ne tik rakteliai rankoje.